turbūt, kad, nežinau, keista, bet kažkaip sustojom ir vykdyti savo užduotis, tą, kad buvom darėm gerai 3 kėlinius, jie pradėjo mesti tritaškių žaidėjai, kurie galbūt net negali pažiūrėti krepšį. Ta prasme, pagal mūsų planą rungtynėse, tai tie žaidėjai išsimetė, tie žaidėjai pataikė, mes visiškai sustojom puolime. Pranašumo situacijos nieko gero nesusikūrėm, nors jų ieškom nemažai, tapom statiški, o varžovai to pasinaudojo. Abėgėlė sakėsi sėkmingai statyti per 3 kėlinius. Kiek situacija keitė Kaboklo, kuris ir davė tą pirminį impulsą Dubajos klubui? Aš nežinau, ta prasme, vis tiek mes galbūt ne tiek aukštaūgius akcentavom labiausiai ir to ir nesijaučia, sakyčiau, didžiąją rungtynių dalį. Paskui, aišku, kažkiek ir jie nubaudė mus ir Kaboklo tikrai neblogai sužaidė atkarpą. Tai, nežinau, sunku pakomentuoti, iš tikrųjų tiesiog per mažai galbūt ir davėm tos presijos ant kamuolio, kad ir perdavimai tokie lengvesni iki jo daėjo, tai prisidirbam, taip sakant. Tas Avramovičiaus iššovimas toks buvo varžovo įmas jau vabank, bandymas kažkur atrasti išteklių ar nežinau, kažkokios klaidos Žalgirio tiesiog kurios nustatė. Tai ten visko buvo turbūt ir jie kažkiek pagavo tą momentą, tai nebeturėdami ką prarasti, kažkiek ir patys rizikavo, bet aišku, čia nereikia sakyti kažkokiu, kaip sakyti, kad varžovai kažkas nuo jų labai pasikeitė, ar jie kažką labai pakeitė. Aš manau, kad mūsų pačių sprendimai buvo labai prasti ir pražangos, nesportinės pražangos, metimo metu pražangos, tokie dalykai, ko nematėm 3 kėlinius, viskas susikrovė 4. Kažkaip jūs atrodėte energingiau per tos pirmus 3 kėlinius ir 4. Atsijungė, jie užsikūrė per tuos savo taiklius metimus, ar kas atsitiko, kad jūs tapot vangesni? Jo, tai aš nemanau, kad mūsų žaidimas tapo vangesnis, mes netapom vangesni, kaip sakykime, pačioje aikštelėje tiesiog, kaip minėjau, tos ieškojimas tų tokių pranašumo situacijų ir nelabai ką iš to randam, todėl tas statiškumas ir atsiranda turbūt. O gynyboje, tai sakyčiau, vėlgi, tai tokios galbūt psichologinės klaidos, kažkokios mentalinės klaidos, kur žaidėjai, kurių nesakau, negalim net, kad jie pažiūrėtų į krepšį, leidžiam jiem išsimesti, tada per lengvi prasiveržimai, pagalbos vėluojančios, daug visko, aišku, dabar jau tenai tiek taškų primetė, kad čia bez pirštų bet kur ir kiekvienoje atakui kažkas kažkur padarė klaidą. Kaip tos dvi sportinės prieš Avramovičių atrodė, šiaip kokia įtaka jis turėjo rungtynėms? Tai aš tenai, kaip sakyti, irgi po krepšių stumdydamas per daug nemačiau ar kažką, bet metant ant kojos jau šoka žmogus, tai automatinė yra nesportinė pražanga, čia nieko naujo. Akcentuojam tai, kad tokių dalykų nebūtų. Bet nutinka tokie dalykai turbūt blogiausių momentų ir šiandien taip atsitiko, ką reikės vėlgi, kaip sakyti, gera pamoka, turėsim daug medžiagos ir pasimokyti ir nekartotų klaidų. Ar tas 4. kėlinys galima sakyti, kad buvo blogiausias, ką tu esi patyręs Žalgiryje, ar atsimeni kokių dar blogesnių? Nežinau, negalvoju apie tai, tiesiog tikrai labai prastas 4. kėlinys, kuris šiandien mums kainavo rungtynės. Ačiū.